Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis neringos meras. Išlydime nuostabią žiemą, kurios seniai jau neturėjome. Pamatėme miesto žiemos potencialą ir tikimės, kad panašios žiemos sulauksime ir kitais metais. Vasarį taryboje buvo patvirtintas 26 metų biudžetas, todėl pakalbėkime apie pinigą plačiau. Bendra suma – 32,5 milijono eurų. Didžiąją dalį šio augimo lemia ne mūsų pačių uždirbti pinigai, o Juodkrantės uostui gauta ES dotacija – 3,7 milijono eurų. Pagrindinis biudžeto šaltinis, kaip ir kasmet, yra KPM 14 milijonų eurų. Ir čia primenu faktą, kurį kartoju kiekvienais metais. Neringa yra savivaldybė donorė. Iš jūsų visų sumokėtų pajamų mokesčių mums lieka vos 30%. Likusiai 70, apie 31 milijoną eurų, keliauja kitoms Lietuvos savivaldybėms. Įsivaizduokime, ką galėtume padaryti su tokiais pinigais, jei valstybė mums tiesiog paliktų tai, kas mums ir tai priklauso. Nereikėtų būti prašančio poziciją ir viską galėtume pasidaryti patys. Tačiau tai ateities procesai, kuriuos pradinis tikslas būtų pakelti bent 20%, o tai jau būtų 10 milijonų eurų. Antras pagal svarbą pajamų šaltinis – vietinės rinkliavos. Iš jų planuojama surinkti 4,2 milijono eurų. Vien iš įvažiavimo mokesčio 3 milijonų. Tai yra daugiau nei 10% viso biudžeto ir tai reiškia, kad esame labai priklausomi nuo vasaros sezonų. Blogas oras ir biudžete skylė. Dėl to mes turime būti kuo mažiau priklausomi nuo oro, o tam reikia uždarų patalpų. Kitą biudžeto dalį sudaro nepanaudoti 5,5 milijono eurų. Tai yra nespėti, nepadaryti ar atidėti darbai. O tokių daug. Dar galime pridėti apie 200 000 eurų iš KPP lėšų, kurie nėra perkeliami kitus metus ir tiesiog sugrįžo į valstybės biudžetą. Šią 25 metų dotacijos dalį mes tiesiog praradome, nes dėl savivaldybės neapsižiūrėjimo nepavyko pradėti Jonušo gatvės remonto. Tai yra tiesiog mūsų savivaldybės klaida ir neleiskite būti apgaunami, kad buvo kitaip. Didžiausia dalis, kaip visada, skiriama infrastruktūrai – beveik 12,4 milijono eurų arba 38% viso biudžeto. Stambiausias projektas – Juodkrantės uosto modernizavimas už beveik 3,9 milijonus eurų. Gerai žinote, kad 3,7 milijono eurų iš jų yra ES pinigai. Antroje vietoje automobilių aikštelės statyba tai kos 39 už 1,7 milijono eurų. Apie šią aikštelę esu kalbėjęs ne kartą ir mano nuomonė nesikeičia. Uždaro sporto komplekso, kurį naudosime kiaurus metus, mums reikia daug labiau nei dviaukštės stovėjimo aikštelės, kuri bus naudojama tik 2 mėnesius per metus. Antžeminio lygio aikštelės tvarkymui pritariu, tačiau už 13 milijonų statyti antrą aukštą tikrai ne. Agilos rekonstrukcijos užbaigimui dar reikia 2,2 milijono eurų. Kaip matome, šis procesas atrodo begalinis, o atidžiai pažiūrėjus dar matosi labai daug klaidų, kurias tokio lygio ir tokios kainos pastate tiesiog privalome ištaisyti. Labai tikiuosi, kad į tai bus atkreiptas dėmesys ir lempos žmonėms ant galvų nebekris. Pinigai Juodkrantės padėlio aikšteliai buvo skirti dar 24 metų biudžete. Jau eina 3 metai. Per tą laiką buvo galima pastatyti požeminį tunelį per Kuršių marias, o mes vis dar neturime vienos padėlio aikštelės. Pirmiausia buvo sakoma, kad projekto koreguoti nereikia, reikėjo. Paskui buvo tarpskyrinis stumdymasis, kas tą darys. Dėl klaidų projekte konkursą laimėjęs rangovas atsisakė vykdyti sutartį ir dar nežinia kas. Aš suprantu, kad tai neįtikėtinai sudėtingas, strateginės reikšmės nacionalinio stadiono lygio objektas, bet galbūt bent šiemet, artėjant savivaldos rinkimams, atsiras pakankamai motyvacijos šį grandiozinį projektą užbaigti. Juodkrantiškiai to tikrai nusipelnė. Gera žinia Preiliškiams, šių metų paslaugos Neringai biudžete yra numatytos lėšos Preilos uostelio priežiūrai. Tai reiškia, kad pavasarį pontoninis molas bus tinkamai aptarnaujamas, krantinė atkasama nuo smėlio ir uostelio funkcionalumas bus užtikrintas vasaros sezonui. Praeitais metais nemažai pastangų įdėjau, kad šis uostelis būtų atgaivintas ir labai svarbu, kad jis neužmirštamas ir toliau. Preilos gyventojams reikia tinkamai veikiančios ir prižiūrimos prieplaukos infrastruktūros, tačiau turime būti sąžiningi patys su savimi. Kol Preilos uostelis neturi betoninės krantinės, tol marių vanduo ir vėjas kasmet neš smėlį, užpustys slipą ir molą, o mes kasmet kartosime tą patį darbą iš naujo. Pontoninio molo priežiūra yra reikalingas, bet laikinas sprendimas. Ilgalaikė investicija į normalią betoninę krantinę atsipirktų labai greitai, nes kiekvienų metų kasimo, tvarkymo ir remonto kaštai sumuojasi, o rezultatas vis tiek laikinas. Preila jau seniai nusipelnusi turėti tikrą uostą ir apie tai reikia pradėti kalbėti rimtai. Socialinės paramos programai skiriama 1,5 milijono eurų. Tai vos 5% viso biudžeto.
Palyginkime, miesto administravimui skiriama 17 procentų. Paslaugos Neringai viena gauna beveik 5 milijonus eurų. Į teigiamą pusę galima vertinti beveik 500 000 eurų gyvenamojo fondo plėtrai, nes būsto prieinamumas Neringoje yra viena opiausių problemų. Tačiau vertinant kritiškai, šios lėšos pakaks geriausiu atveju 1-2 butams, o tai sisteminės problemos nesprendžia. Iš viso socialiniams ir sveikatos reikmėms kartu tenka tik 7,5 procento biudžeto. Mažiausia dalis iš visų krypčių. Visų. Ką ateityje galima daryti geriau? Pirma, didinti gyvenamojo fondo plėtros finansavimą bent iki 1 milijono eurų, kad programa turėtų realų poveikį. Antra, ieškoti ES fondų socialiniams projektams, nes šiuo metu beveik visos ES lėšos nukreiptos infrastruktūrai. Ir trečia, stiprinti bendruomeninę veiklą, kuriai šiuo metu skiriama vos 3,5 tūkstančio eurų, tai yra suma, kuri labiau simbolinė nei reali. Apibendrinant, biudžetas yra, projektai yra, pinigai yra. Dabar svarbiausia juos savalaikiai ir kokybiškai įgyvendinti. O tai, kaip jau nekartą esu sakęs, yra didžiausia Neringos problema. Stebėsiu ir informuosiu.